Taip, pasidalinsiu tada ekranu. Matosi, girdisi? Taip. 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 Taip, tai sveiki atvykę į BIMO kursą, BIMO pradžiamokslį. Esu Edgaras Timinskas, būsiu šio kurso dėstytojas. Tai turbūt gal jau pavyko pasižiūrėti trumpą įvadą, kam pavyko. Įvadą pavyko pasižiūrėti, toliau su tom užduotim, kurios įvade pateiktos, tai dar ne iki galo. Jo, tai dabar tikslas paprastas užduotėlės pasidaryti, paruošiamosius darbus. Tai pabandysiu šiek tiek daugiau detalių pateikti, kaip tą paruošiamąją dalį pasidaryti ir tada įsivažiuosim ir bus lengva, paprasta atlikti visus veiksmus. Taip, tai žiūrim į modulį, tai modulis pas mus 3 kreditai. Taip, pagal vertinimo sistemą turim keletą užduočių. Tai pagrindinė bus laboratoriniai darbai. Tai turėsim vieną didelį bendrą projektą, kurį aš sudalinau į mažesnius komponentus tam, kad galėtumėm mažais gabaliukais parengti paprastą projekto pavyzdį, kurį galėsit paskui naudoti, taikyti kituose projektuose. Tada namų darbai, 2 namų darbai. Vieno namų darbo tikslas supažindinti su armavimo įrankiais gelžbetoninių elementų, o kito namų darbo tikslas su plieninės konstrukcijos detalizavimo įrankiais. Ir kontrolinis darbas patikrins šiek tiek, kaip pavyko įsisavinti žinias. Prie jūsų kurso turėtų būti pateikta tam tikra vertinimo kriterijų sistema. Maždaug už ką gaunam slenkstinį įvertinimą, tipinį, puikų įvertinimą. Pabandžiau Teamsuose užduotis sukalibruoti pagal šias vertinimo taisyklės, tai žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Užduočių pavadinimai irgi yra mano Vilnius Tech ir dėl vertinimo sistemos, tai egzaminas 50%, per semestrą galit 50% surinkti, kontrolinis 25%, laboratoriniai 15%, namų darbai 10% ir galutinis atsiskaitimas bus 3 egzamino klausimai, teorinis, 2 praktiniai. Pirmas praktinis bus iš pirmo namų darbo, tai bus teorinis testas 20%, pirmas praktinis iš namų darbo pirmo 30% ir antras praktinis iš kontrolinio darbo bus 50%. Tai mano kurso tikslas yra praktinės žinios, aš orientuosiuosi į praktinių gebėjimų lavinimą, tai ir prašysiu, kad skirtumėt laiko būtent praktiniam įgūdžiam lavinti. Dažnai studentai daro klaidą, nes prokrastinuoja, nusistumia visą darbą šiek tiek vėliau ir paskui bando pasivyti. Ir kadangi įgūdžiai nėra tinkamai suformuoti, tada labai sunkiai sekasi, vėluojam, klaidos ir paskui perlaikymai ir daug problemų pridarom. Tai geriausia tvarkingai, gražiai startuot. Mano rekomendacija kiekvieną dieną skirti šiek tiek laiko, pripratinti smegenis prie įvairių naujų darbo įrankių, kuriuos naudosim projekte. Ir mano tikslas jus supažindinti su praktikoje naudojamais darbo įrankiais, kad būtų galima paskui vėliau darbo aplinkoje pritaikytas priemonės. Taip, tai pradžiai norėsiu
kad pasibandytumėm įrankį, kuris vadinasi Clockify. Kadangi visuose projektuose ir ypač BIM projektuose svarbu mums stebėti ir fiksuoti projekto vykdymo grafiką, laiką. Taip pat man svarbu suprasti, kiek jums iš tikrųjų laiko gaunasi atlikti vienas ar kitas užduotis, kad paskui galima šiek tiek ką pakoreguoti. Tai esu paruošęs mūsų kursui Clockify darbo erdvę. Tai dabar pabandysiu aktyvuoti laikrodį, kad mes dabar paruošiamuosius darbus turim, paruošiamieji darbai, užduotis, užpildyti ataskaitą, tai galėsim vėliau užduotį konkrečią vykdyti. Tai dabar pasirinkau projekto paruošiamieji darbai, paspaudžiu starto mygtuką. Jeigu dar nepavyko susikurti paskyros, tai kol komentuoju, paieškokit pašto dėžutėje kvietimo prisijungti prie Clockify ir šiek tiek pakomentuosiu pagrindinius laukus, kad galėtumėm suprasti, kaip maždaug veikia ši priemonė. Efektyviam darbui rekomenduoju įsidiegti Clockifyaus aplikaciją kompiuteryje. Tai turbūt dabar ji nesimato, tuoj pakeisim. Taip, tai turime tokį aplikacijos variantą ir čia galime atlikti keletą veiksmų. Tai tiesiog tą langą susimažinti, pasidėti ekrano kažkuriam gale, galima pasididinti ir tiesiog nuo vieno prie kito darbo pereiti paspaudus tiesiog starto mygtuką. Toliau yra puikus įrankis, kuris vadinasi Autotracker. Taip, ką Autotrackeris daro, tuoj pabandys. Automatiškai fiksuoja jūsų praleistą laiką ir fiksuoja ties kokia programa ar kokiu įrankiu jūs atlikot vienus ar kitus veiksmus. Ši informacija visada lieka pas jūs, tai tarkim sustabdau šiuo atveju, matau, kad Lockapsas 8 valandas užfiksavo, tai čia matom, kad jau kompiuteris buvo užrakintas, tai tiesiog tą laiko elementą ištrinu, pratęsiu toliau automatinį fiksavimą ir čia galime matyti, kokie veiksmai buvo atliekami su kompiuteriu, išrūšiuot pagal aplikaciją, pagal apibūdinimą, pagal interneto nuorodą, jeigu ieškojot informacijos, pagal laiką, pradžios, pabaigos, kiek sugaišta laiko ir galime matyti visą laiko skalę, kiek sugaišot konkrečiu dienos metu prie būtent su kursu susijusiais darbais. Autotrackeris laiko informaciją turbūt 1 mėnesį, taip, tai seniau buvo šiek tiek mažiau. Ir kol jūs nepaspausit mygtuko plus ir nepridėsit atlikto darbo ar užduoties prie atitinkamo projekto, tol ši informacija bus matoma tik tai jums. Tai jūs galite komplektuoti, pavyzdžiui, buvo pora susitikimų su kolega, juos apjungiu, galiu pasakyti, kad noriu apjungti šiuos elementus ir galiu pridėti šią dalį prie konkrečios užduoties arba tasko ir taip toliau. Tai būtent ši priemonė, jeigu įsidiegsite kompiuterį, leis realiai matyti, kiek laiko sugaišot prie vieno ar kito darbo užduoties ir tada žymiai tiksliau perteikti informaciją. Dabar jeigu ir automatiškai tada bus pildomas timesheetas, tai būtent savaitinis darbo toks grafikas, kuriame bus matyti
kiek pavyko laiko skirti. Tai tiek jūs galėsit identifikuoti, kiek sugaišot laiko, tiek man bus aiškiau, ar mano užduotis per sudėtingos, ar reikia daugiau konsultacijų, ar reikia pagalbos, gal kažkur užstrigot ir per ilgai atliekat vienus ar kitus veiksmus. Tai tokiu atveju, matydamas šios duomenis, galėčiau aš irgi reaguoti per Teamsus, paprašyti susitikti papildomai ir taip toliau. Taip, toliau kalendorių jie galima prisidėti savo kalendorius, tiek Google, tiek Outlook kalendorių, ir tada matysit, kur yra mūsų užsiėmimai ir kurią dieną kiek pavyko laiko skirti konkrečiai užduočiai. Tada prie dashboardo matysis bendra situacija, kiek bendrai pavyko skirti laiko visom užduotim, ir tada ataskaita, taip pat ataskaitų irgi galėsim matyti, tarkim, šią savaitę sutraukiam ir matosi, kad vyko paruošiamieji darbai platformos ir taip toliau, ir atlikom tam tikrus veiksmus. Tai turime fiksavimo skiltį, taip pat galima Clockify įskiepį įsidiegti tiek Edge naršyklėje, tiek Chrome ar kitose naršyklėse, ir tą patį veiksmą, kaip rodžiau su darbastolio programėle, atlikti tuos pačius veiksmus su naršyklėje esančia programėlė. Taip, tai dabar prie Manage skilties esu sukūręs projektus, tai projektais pavadinau kiekvieną mūsų tą smulkesnę dalį, tai vat turime laboratorinius darbus 6, tada čia, kadangi turiu dar ir anglų grupės, tai angliškai kai kurios dalis matosi, toliau namų darbas 1, namų darbas 2 ir kontrolinis darbas 1, ir toliau egzamino 1, 2, 3 laikymai. Paskui turiu aš administracinius darbus, tai kažkokios techninės pertraukos, darbų tikrinimas, pasirengimas paskaitom, tai jau čia man labiau skirti projektukai. Tada simulacijos tikslais pridėjau, kad tarkim jūsų darbo valanda kainuoja 20 €, galim įdomumo dėliai pakeisti, ir tada galime matyti per ataskaitą, kiek eurų mes jau išleidom atlikdami šį projektą, ir galim galutiniam rezultatą matyti, kiek, tarkim, kainuotų mūsų darbo valandos atliekant šį projektą. Taip, prie kliento turime Gedimino technikos universitetą. Prie kiekvienos užduoties ar darbo galime priskirti tagą. Tai tarkim, čia šiuo atveju sutrumpinimai mūsų atliekamo darbų, galima sukurti ir kitus tagus. Ir paskui yra bendrieji nustatymai. Kadangi naudojam nemokamą versiją, tai šiek tiek yra apribojimų, negalime daryti žiniaraščio bendro tokio kaip time schedule. Ne, time schedule turim, labiau Ganto grafiko, kur sudėtumėm visus užduotis. Tada negalima formuoti išlaidų grafiko. Time offai yra, kur žmonės dirba, kuriuose vietose, kažkokie approvalai, invoice'ai, tai sąskaitų išrašymas, ir jo, tai čia jau būtų premium versija. Tai drąsiai galit tokią aplikaciją naudoti ir savo reikmėm, tai nemokamų įrankių funkcijų pilnai pakanka baziniams laiko valdymo veiksmams. Taip pat yra ir aplikacija telefone, irgi įsidiegus, lengva, paprasta, su telefonu einat, tarkim, atsitraukėt nuo darbo kompiuterio, kažkur pertraukėlę darot, paspaudėt pauzę, stop ir keliaujat toliau. Toliau rekomenduočiau perbėgti įvairius laiko valdymo mokomosius video, ir čia labai aiškiai, konkrečiai paaiškinta, kaip efektingai valdyti laiką, kokias priemonės naudoti, gal net greitasias komandas, kad dar efektyvumą padidinti. Ir
paaiškinta viskas detaliai, konkrečiai. Taip pat galima rasti ir įvairių patarimų įvairiais laiko valdymo klausimais. Labą vakarą. Ir taip. Tai trumpai toks intro į laiko fiksavimo įrankį. Ar turim klausimų? Ten tas dėstytojų pakvietimas, nežinau, neveikia, man atrodos. Tai galim pažiūrėti Teams, nežinau, ar aš galiu. Taip, Motiejus yra. Taip, send and invite email. Nu gerai, bandau siūsti pakartotinai. Kaip kitiems pavyko, veikia, neveikia. Jo, man irgi sakė, kad the invitation expired. Gerai, tai aš tada bandau visiems. Taip, matau, Audris prisijungia. Taip, tai kitiems tada pakartoju. Bet tai vis tiek čia prašo, kad vardą įvest ir create accountas neišryškėja. Dar pakartokit, įvest vardą. Jo, prašo, kad įvest vardą, tas paštas yra, tas mano, ir tas, kur create accountą, jisai tokis, neišryškėja, net ir įvedus vardą. Galit pasidalinti ekranu. Aš iš kito kompiuterio, čia su nešiojimu kamera. Tai kaip mes... Kaip tada išspręsti problemą? Tuoj luktelkit. Tai jo, būtų gerai, kad būtų galimybė pasidalinti ekranu, kad galėčiau tada iškart pamatyti problemą ir pasiūlyti sprendimą. Ir jau keletą semestrų su studentais bandau tokią darbo eigą daryti, kad tiesiog vienas iš studentų užsiėmimo metu pasidalina ekranu ir tiesiog aš realiu laiku rodau, kur ką kaip paspausti ir tada tokiu lėtesniu tempu, bet užtikrintai peržiūrim įvairių kokiam nors patvirtinimo langui. Yra pas tave, matau, viršui skydas toks uždėtas. Taip, dabar Motiejų viršui yra workspace'as, yra Motiejaus workspace'as, paspausk ant workspace'o ir turėtų leisti pasirinkti mano workspace'ą. Viršui prie upgrade mygtuko, dešiniai pusėje viršui. Į kairę pusę, į kairę Motiejaus workspace. Ne. Accept invitation spausk ir va. Ir tada papuoliai pas mane į mano workspace'ą. Tai jeigu norėsi asmeninį workspace'ą valdyti, tai viršui dabar matai pasikeitė viršutinis projekto numeris, paspausk ir va turi savo asmeninį workspace'ą ir workspace'ą mūsų grupės. Tai dabar mūsų grupės workspace'as spausk project ir spausk project. Ne, tai viskas tvarkoj. Spausk mėlyną šitą project, kur taip, pasirink, gali paieškos laukelį rašyti pasiruošiamieji. LD0 galim rašyti, trumpas būtų, kad paieška veiktų LD0, taip, ir paruošiamieji darbai. Ir spaudi start. Super. Gerai, dėkui. Taip, tai paleidom laikroduką, tvarkoj. Dabar keliaukim prie kitų darbo įrankių. Taip, tai pagrindinis darbo įrankis komunikacijai bus Teamsai.
Kaip mes Teamsus naudoti turėtumėm, kokią čia rasim informaciją ir kokiu principu viskas veikia. Tai pas jūs komandų sąraše turėtų būti mūsų projekto komanda. Dabar kairiai pusėje medyje turime įvairias skiltis. Tai į kai kurias skiltis galime papulti ir kairiai pusėje esančiame medyje. Jeigu tiek daug ikonų nematot, galit paspausti 3 taškus ir įvesti pavadinimą ir atsidaryti norimą papildomą aplikaciją, būtent, kad galėtumėt dirbti su Teams'u papildomais įrankiais. Dabar, taip, kas dar iš bendro. Tai darbui rekomenduoju įsidiegti Teams'us į kompiuterį. Tai Teams download, tarkim, raktiniai žodžiai būtų. Ir keliaujam, žiūrim, kad būtų ne koks feikinis puslapis, Microsoft puslapį turėtumėm rasti. Ir mūsų tikslas yra įsidiegti Teams'us skirtus darbui ir mokslui. Tai būtent skirta mokymosi reikmėm. Taip, įsidiegus Teams'us per pagrindinius nustatymus galima pasidaryti, kad Teams'us matytumėt lietuvių kalba, kaip matote mano atveju. Tai pasirenkam kalbą, kad būtų lietuvių kalba. Galima nustatyti, kad automatiškai aptikus kitos kalbos komponentus jums verstų į lietuvių kalbą. Toliau rekomenduoju tiesiog bendrai pereiti per Teams'ų visus įrankius. Taip, bendra. Jeigu kažkur iškeliausit atostogų ar kažką, manau, čia galima turbūt įdėti planuoklį ir aprašyti, kada būnat išvykę, tada Teams'uose bus jūsų pozicija, kad nepasiekiamas. Toliau prie organizacijos susitvarkykit savo profilį, užsidėkit profilio nuotrauką, aprašykit bendrasias savo veiklas, kad studentas, maždaug kokia grupė, kokie pagrindiniai fakultetai ir kryptis. Tada privatumas, galite pasirinkti įvairius papildomus nustatymus. Taip, ką mes čia turim. Kada netrukdyti, kad nešokinėtų papildomi langai, jeigu įkelsiu kokią papildomą informaciją ar kolegos kažką parašys. Tai reikia nuosekliai pereiti per visus nustatymus ir tiesiog pasižiūrėti, pasirinkti tai, kas jums priimtina, kad netrukdytų įrankis, nes kitu atveju trukdant bus nepatogu su juo dirbti. Pranešimai ir veikla galite pasirinkti, kokius norėtumėt gauti pranešimus. Tarkim, jeigu užduotis pakeista arba įkelta kokią nors papildomą informaciją, tai galite čia visur atlikti tam tikras parinkimus ir tvarkingai turėsit sukonfigūruotą darbo įrankį. Prie išvaizdos galite pasikeisti į tamsų režimą, į šviesų režimą ir pasirinkti kompaktišką rodymą ir taip toliau. Kad taupytų, pavyzdžiui, nešiojimo kompiuterio resursus, galite animacijas išjungti. Taip, failai ir srautai, taip, naršyklė Teams, visada atidaryti Word, PowerPoint failus. Tai irgi galite pasirinkti, kur tuos failus jums atidaryti turėtų, ar pačioj Teams programėliai, ar per naršyklę. Teisės, skambučių nustatymai ir įvairios transkribavimo funkcijos, bet kadangi mes lietuviškai vedam, tai ši dalis neaktuali, nes lietuviškai lyg tai nelabai kol kas dar veikia. Tai čia būtų pagrindiniai tokie baziniai nustatymai, kuriuos reiktų irgi persižiūrėti prieš pradedant tvarkingai darbuotis. Taip, kažkas parašė. Okay. Taip. Toliau
Taip, kas čia labdienis. Parašė kažkas, dar noriu papildomai prisijungti. Taip, turime. Gerai, pridėsim dar turbūt vieną kolegę, įtraukt narį. Taip, narys įtraukt. Taip, toliau turime SharePointinį grupės puslapį, nes automatiškai sukūrus Teamsų grupę sukūriamas ir SharePoint puslapis. Čia trumpai paaiškinus Teamsai, tai tiesiog yra langas pasiekti tam tikrą informaciją. Tai galime tą pačią informaciją pasiekti per SharePointą, per Teamsus, per kitus darbo įrankius. Tai tiesiog Teamsai vienas iš būdų, kaip atsidaryti įvairias nuorodas, įvairius dokumentus, kurie yra Microsoft aplinkoje terpiai patalpinti. Tada kitas įrankis yra užrašų knygutė. Užrašų knygutėje yra bendradarbiavimo skiltis, galime lietuviškai paskaityti, koks tikslas jos, tai reiškia, galit visi susijungti į vieną bendrą puslapį ir atlikti įvairius veiksmus, jeigu reikia padiskutuoti, nupaišyti pastatą ir taip toliau, ir visi galit tą patį dokumentą, tą patį puslapį redaguoti, papildyti ir kartu bendradarbiauti. Toliau yra dėstytojo skiltis, turinio biblioteka, tai turinio bibliotekoje čia naudoju aš kaip juodraštį, nes kitas priemonės naudoju kaip švarraštį, pateikiu įvairias tipinės klaidas, kurias studentai daro mano projektuose, ir čia galima rasti daug įvairių paveiksliukų, kur apibrauktos įvairios probleminės vietos. Toliau yra praktinės rekomendacijos, kas susijęs su BIMO darbo įrankiais ir įvairiais naudingais patarimais. Šiek tiek paskaitų medžiagos, bet ši informacija yra pasenusi, tai jos tiesiogiai neatnaujinu. Tai žiūrėkit į šią informaciją kaip į juodraštį ir, kas įdomu, galit pasiimti ir įsidėti savo užrašų knygutę. Toliau bendrai studijom rekomenduoju pasižiūrėti, esu surinkęs efektyvūs užrašai. Perėjau per internetą ir surinkau daugybę praktinių patarimų, kaip tvarkingai formuoti užrašus jūsų studijo reikmėms, ir galite paskaityti, pažiūrėti, kokios rekomendacijos tvarkingai sisteminti informaciją. Taip, turinio biblioteka, taip, tai čia turbūt galima šitą nutempti viršų. Toliau kiekvienam studentui yra sukurta jų asmeninė užrašų knygutė. Sukūriau pagrindinės skiltis: egzaminas, kontrolinis, dalinimosi medžiaga, namų darbai, laboratoriniai. Tai jūs tiesiog galite bet ką kopijuoti iš mano užrašų knygutės, dėti savo užrašų knygutės ir tokiu būdu galite pasiimti informaciją. Ir toliau OneNote galite įsidiegti ir į mobilų telefoną, į kompiuterį, į planšetę, visur kitur, ir prie užrašų prieiti iš bet kurios vietos. Labai patogi priemonė turėti skaitmeninius užrašus. Tai mano tikslas, kadangi mes mokomės BIMO kursą, o BIMas šiuo atveju yra skaitmeninė statyba, įvardinus lietuviškai, tai tikslas, kad mes taikytumėm darbui tik tai skaitmeninės priemonės, būtent skaitmeninius įrankius, ir bandytumėm juos įveiklinti, nes tokiu būdu galime tada susijęti informaciją ir atlikti tam tikrus veiksmus. Taip, prie klasės užduočių
Čia nauja atsiradusi skiltis, dar nespėjau jos pilnai išstudijuoti, išsinagrinėti, tai semestro eigoje pabandysiu sukurti užduotis, tiesiog įkelsiu į klasės užduotis. Tai turim užduotis, o čia klasės užduotis. Tai čia lyg tai mintis, ką turėtumėm užsiėmimo metu veikti. Bet būtent Teamsų ši priemonė labiau orientuota į moksleivius, tai studentam trūksta gal tokių rimtesnių įrankių, nežinau, ar kažkokių puslapių. Tai tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad pagrindinė šita priemonės, būtent ir klasės vadinasi ir taip toliau, ir įvairūs piešinukai, tai orientuota labiau į mokyklos moksleivius. Taip, dabar prie užduočių skiltės. Užduotis yra, kaip matote, suskirstytos pagal atsiskaitimo laiką. Paskutinis deadline'as, kiek žinau, dabar esu turbūt užstatęs gegužės 26 dieną o kiti darbai turėtų būti atlikti irgi laiku. Tai norėčiau, kad ugdytumėm įprotį laiku atsiskaityti. Tai irgi laiko planavimo visi klausimai tai atsiremia ir taip toliau. Ir kas dar? Taip, tai kaip minėjau, turime keletą tų dalių, tai paruošiamieji darbai, prisiminkim, ką pamiršom. Tada pirmas laboratorinis, namų darbas pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas laboratoriniai darbai, antras namų darbas, kontrolinis darbas, šeštas laboratorinis darbas ir pasirengimas egzaminui, antram klausimui. Ir pasirengimas kontroliniam darbui. Tai realiai jau nuo pirmo užsiėmimo galit po truputį ruoštis tiek egzaminui, tiek kontroliniam darbui. Taip, kur tas kontrolinis darbas? Taip, tai kontrolinio gal dar neįdėjau. Gerai, reiškia, dar reikės pridėti papildomai. Matau, neįtraukiau. Tai kontrolinį rašysim semestro gale. Tai iki to laiko dar spėsiu patalpinti. Gerai. Taip, kas dar Teamsuose? Taip, tai užduočių vertinimas, tai atsidarau Teamsus, jūs kaip studentai įkeliate atliktą užduotį. Tai dabar galim atidaryti, pabandyti studento rodymą. Ne, neleidžia man. Taip, apačioje yra įkelimo įrankiai, įkeliate savo atliktą darbą, tada turima yra rubrikos skiltis ir aš tiesiog paspaudžiu čia ir priskiriu įvertinimus. Tai nepatenkinamas, slenkstinis, tipinis, puikus pagal VGTU tą vertinimo sistemą ir kiekviena užduotis turi tuos papildomus kriterijus. Tai mano tikslas kiekvieną projektą bendrai suskirstyti į mažesnius gabaliukus, kad galėtumėm lengviau suvalgyti, o paskui kiekvienas dar projektas arba tas laboratorinis darbas yra suskirstomas dar į mažesnius gabaliukus, kad jūs galėtumėt konkrečiai matyti, kur jūsų silpnos vietos ir ties kuriuo žingsniu reikia padirbėti. Ir tokiu pat pagrindu esu ir paruošęs keletą YouTube video ir taip pat tikslas, kad ilgainiui kiekvienas šis klausimas turėtų trumpą video iki maks 10 minučių, kur paaiškinta, kaip atlikti kiekvieną punktą. Ir tada aš sužymiu, jūs pasižiūrit, pataisot, pakeliam įvertinimą ir gaunat puikų įvertinimą ir tokiu būdu keliaujam per kursą. Užduoties formavimo struktūra, tai turim bendrą tikslą parašytą, tada užduoties žingsniai, ką užduotyje dar papildomai reikia atlikti, žingsnis po žingsnio, ir paskui pateikimo tvarka, kokio formato failus pateikti reikia, trumpas aprašymas.
Prie užduoties turime pavadinimą ir paskui detalumo lygį arba level of information need arba lygis reikiamos informacijos. Tai turime grafinę informaciją, paprastą informaciją, tarkim tekstinį ir taip toliau. Turim dokumentus, man rodos, iš 3 dalių susideda. LOG, LOI ir DOC. Taip, tai mūsų tikslas šimtinis reiškia galim pasipaišyti pieštuku ar skaitmeniniu pieštuku elektroniniuose užrašuose, maždaug ką reikia padaryti. 200 jau turim turėti tokį 3D bazinį modeliuką ir 300 jau toks techninio projekto lygio modelis turėtų būti padarytas. Tai ir mes pradėsim nuo koncepcijos, paskui projekto orientavimas, erdvė ir visi kiti žingsniai. Ir galutinis rezultatas yra pas mus atitinkamas brėžinys parengiamas iš kiekvieno laboratorinio darbo ir galutiniam variante sukomplektuosim visą projekto bylą. Taip, įvertinimai. Tai čia matysim visų užduočių įvertinimus ir turėtumėt iš karto automatiškai matyti suskaičiuotą jūsų procentą ir paskui tuos balus perkelsiu į tarpinius įvertinimus. Taip pat galėsim pabandyti panaudoti šią priemonę. Kaip minėjau, ji labiau gal skirta moksleiviams, bet galim irgi emocinę būklę pasimatuoti naują reakciją, pavyzdžiui, kaip šiandien jaučiamės, sukurti apklausą ir kiekvienas galite Teamsuose parinkti savo reakciją ir tada matysis kokios tendencijos ir kaip komanda jaučiasi, ar trūksta informacijos ar dar kažkaip. Taip. Toliau įžvalgos, tai čia galima matyti dėstytojai maždaug, kaip jums sekasi dirbti, prie kurių užduočių sugaištat per daug laiko, ar labiau propaguojat vėlyvą mokymąsi, ar ankstyvą mokymąsi ir taip toliau. Tai čia yra ta bendroji dalis, toliau yra kanalai. Tai bendrajam kanale skelbsiu bendrą informaciją, bendrajam kanale pasidalinsiu bendrosiomis kažkokiomis pastabomis, o jūs kviesiu diskutuoti konkrečiais klausimais. Tai bendrajam kanale galim bendrus klausimus užduoti, kas susijęs su BIM-u ir skaitmeninė statyba ir gal turėsit kažkokių klausimų iš savo kursinių kokių nors projektų, tai galim padiskutuoti bendram kanale. Taip, tai diskutuojant, tada galim naudoti veidukus, tai dažniausiai jeigu parašot ir iš karto aš nesureaguoju, gal vėliau atidarau, tai dažniausiai padėsiu, tarkim, laiką, kad jau perskaičiau ir tada, kad pamačiau tą žinutę ir tada atsakysiu jūsų pateiktą klausimą ar pastabą. Taip, toliau laboratoriniai darbai. Tai čia turime atskirą kanalą, kuriame galime diskutuoti jau tuo konkrečiu klausimu. Tai jeigu kas randat kokį įdomų workflow arba norit su kolegom pasidalinti kokiu nors nuorodą, patarimais, video gal rasit internete naudinga, tai dedat kelią čia ir galim matyti diskutuoti. Tai tikslas, kad diskutuotumėt mūsų projekto platformai, ne atskiroj Facebook'e, kokiam nors Messenger'e ar dar kažkurioj kitoj platformai. Mano tikslas matyti jūsų diskusijas, nes tada aš galėsiu, esant problemai, įsiterpti ir nukreipti jūs tinkamą linkmę. Nes dažnai studentai kuklinasi, mano gal, kad klausimai kvaili ar kažkas bus negerai. Ir klausimų neklausia, neformuoja kažkokių diskusijų ir tokiu būdu dėstytojas yra tiesiog aklas, nežino, nemato ir paskui sunku reaguoti, sunku padėti. Ir mano tikslas jum
šalia jūsų būtų 24/7, tarkim. Ne apibrėž kažkokį konkretų laiką konsultacijom ir taip toliau, bet tiesiog dirbat jum patogiu laiku, iškilo problema, jeigu aš turiu galimybę, arba su, tarkim, su telefonu ar kažką galiu padėti ir jeigu kartu diskutuojat, aš matau, jeigu klaidingai vienas kitam kažką patarsit, galiu įsiterpt, nukreipti tinkamą linkmę, tai tikslas sukurti tokią mažą komandą, kur komandiškai galėtumėm išspręsti problemas, nes visiems pagrindinis projektas bus vienodas, tai susidursit su tom pačiom problemom, tai reikės ir tokio komandinio darbo, kad jas galėtume tvarkingai išspręsti. Tik namų darbai bus individualūs pagal specialius rodmenis ir jo. Taip, tai būtų prašymas toks ir klausinėjat visokių klausimų. Tai geriausia, kai formuojat klausimą tekstas, įterpiant klausimą pridėti ir įdėti ir paveiksliuką, ir įdėti ir video, jeigu galit, nufilmuojat telefonu arba tiesiog kažkokią kitą priemonę ekrano vaizdą įrašot iš karto, suteikia žymiai daugiau informacijos ir kviečiu pasibandyti įvairius įrankius, tarkim, lupo įrankius, kur galima irgi prabalsuoti įdomius, pasidalinti įdomiom įžvalgom ir taip toliau. Ir pridėti papildomų dar priemonių galima. Tai pakankamai galingas įrankis Teamsai, tai tokiam komandiniam darbui tikrai pravers, jeigu mes komandiškai visus klausimus bandysim čia aptarti. Bendroji skilti dar turime skilti failai. Tai failų skiltyje rasite pamokų medžiagą arba paskaitų medžiagą ar kokią nors pagalbinę medžiagą, kuri padėtų paskaitų turinį valdyti. Video stengsiuosi talpinti į YouTube, nes šiek tiek patogiau, lengviau tenai valdyti peržiūrą. YouTube'as turi minusą, duoda tas įvairias reklamas. Tai kad išvengt, galit pabandyti komandiškai įsigyti, tarkim, premium prenumeratą, ten metam gaunasi vienam vartotojui, man rodos, 2 eurai per mėnesį. Jo, mėnesį 2 eurai vienam vartotojui, pasidalinat, sukuriat bendrą šeimą, jeigu tokios paslaugos neturit, ir tada turinį paprastai lengvai galim žiūrėti be jokių reklamų. Toliau kalendorius, tai kalendorių sudėjau visus mūsų užsiėmimus, tai turime užsiėmimus, taip pat kalendoriui turėtų atsirasti ir mūsų darbų atsiskaitimai, jeigu neklystu. Dabar taip greit nematau, bet pagal idėją turėtų sukristi ir darbų deadline'ai, kad matytumėt kalendorių. Kalendorius automatiškai turėtų sinchronizuoti su jūsų Outlook kalendorium ir tokiu būdu matysit savo geriau užimtumą. Toliau įdėjau papildomą puslapį, kur galima atidaryti mano Vilnius Tech. Tai kiekvienas turbūt busit paprašytas prisijungti prie savo paskyros. Tada kitas puslapis Trimble Connect, tai mūsų bendroji bendradarbiavimo aplinka, irgi kiekvieną paprašys prisijungti. Tai praktiškai naudojant Teamsus galima prie visų įrankių pereiti ir visus įrankius pasiekti. Aišku, tam tikrų atvejų nėra patogu, patogiau yra tiesiog atsidaryti naują naršyklės puslapį. Toliau yra kita skiltis, kuri vadinasi užduotis. Tai pakviesiu irgi išbandyti užduočių skiltį. Mūsų užduotis pagrinde aprašytos planeryje ir Teamsuose kaip bendros užduotis, bet čia prie užduočių, pavyzdžiui, kokią nors galim užduoti bendrą užduotį, pasidaryti kokius nors Teams apžvalgą.
Ir, pavyzdžiui, galiu uždėti terminą per porą dienų ir priskirti, tarkim, konkretų asmenį, tai galit save priskirti ir tokiu būdu susikuriu. Taip. Užduoties pavadinimas. Teams. Valga. Va, ir turiu užduotėlę ir čia galiu pasirinkti, tarkim, kad vykdoma, pasirenku prioritetą, svarbu, dega, gali tokiais būdais susižymėti visus šiuos elementus, kada, tarkim, pradėjom, kada pabaigti reikia, komentarus parašyti, įterpti kažkokius papildomus komponentus, aptart, padiskutuoti ir tokiu būdu galima prie vienos užduoties dirbti keliese, tarkim, raudonas etiketės priskirti ir labai geras įrankis ir paskui galima pažiūrėti, kaip sekasi tas užduotis vykdyti. Grafike galime pažiūrėti, kur ta užduotis randasi. Čia pas mus turim tą vadinamą kanbano lentą, kur galime paskui sukurti užduotis, tarkim, kokios nors būsimos. Nu ir galiu įsimesti į atitinkamą stulpelį tas užduotis. Tai kiekvienas galite valdyti asmeniškai arba bendrai užduotis. Aišku, asmeniniam valdymui yra specialus įrankis, kuris vadinasi To Do, Microsoft To Do. Ir jūs taip pat yra pas jūs turbūt pas studentus pasiekiamas ir suintegruotas su studentiška platforma. Tai ši priemonė skirta būtent asmeninių tikslų ir užduočių darbų vykdymui, toks kaip listas užduotims. O užduotis arba planner, kitaip dar vadinamas, yra labiau skirtas tokiam komandiniam užduočių valdymui. Tai jeigu turit savo komandą, irgi galite tokios įrankius išmėginti, išbandyti. Taip, toliau pokalbiai. Tai kaip minėjau, pokalbius vykdom bendroj erdvėj. Nerašom individualių klausimų. Kad ir koks klausimas, visada stenkimės jį formuluoti, kad jisai tiktų bendrai erdvėj. Nes kitu atveju dažnai studentai rašo, kad jam kažkas ten nesigauna, laiko neturi, dar kažką, reikia kokios nors papildomos konsultacijos ir taip toliau. Ir suteikiant tą pagalbą arba patarimą vienam studentui, paskui kiti irgi rašo panašų klausimą ir gaunasi taip, kad 10 papildomų konsultacijų daryti reikia ir aptarti tą patį kokį nors klausimą. O jeigu visi bendroje erdvėje pasidalinam, vienas parašo problemą, kiti palaikina, padarom vieną konsultaciją, visi problemą išsprendžiam ir sutaupom visi bendrai savo laiką. Taip, tai prie veiklų galit matyti bendras veiklas, kokie pranešimai čia turėtų užsidegti lemputę, prie pokalbių galite matyti pokalbius individualius, galit su visais dėstytojais, nes čia visa universiteto bendruomenė yra prijungta, tai galit bet kuriam dėstytojui parašyti. Aišku, daugelis dėstytojų nenaudoja turbūt Teams'o, bet irgi, manau, galit pabandyti, gal kurie jaunesni yra įgudę ir galit būtent pasikonsultuoti, aptart klausimus, susiskambinti online su dėstytojais per būtent Teams'us. Taip, toliau prie užduočių galit tiesiai papulti užduotis ir iš šios skilties. Tai kaip pastebėjau, kai kurie studentai net komandai visai nesilanko, spaudžia užduotis, eina į užduotis ir nėra linkę diskutuoti, aptarinėti, dalintis informaciją bendroje erdvėje. Toliau, kaip minėjau, kalendorius, tada matosi įvairūs bendram kalendoriui, tada laboratoriniai darbai ir įvairūs kiti komponentai. Prie skambučių galit, kaip minėjau, paskambinti, susiskambinti su dėstytoju arba
kokiu nors universiteto darbuotojų, galit pasiekti OneDrive'ą, galit pažiūrėti streamą, tai šiuo atveju YouTube analogas Microsoft aplinkoje streamas yra, kaip minėjau, tas to-do ir planner užduotis, galit pažiūrėti šioje vietoje. Ir jeigu, kaip minėjau, nematot šių etikečių, galit viską papildomai paspaudę 3 taškus, paspausti ant kažkurios Viva Engage, pavyzdžiui, skilties, paspausti, kad norit prisekti skiltį ir galit šią skiltį prisekti. Šioje platformoje Viva Engage turiu įkūręs dalinuosi gerąją patirtim puslapį, kuriame pateikiu naudingus patarimus bendrai, bendruomeniai, visai universiteto bendruomeniai. Tai čia galite rasti ir AutoCAD'o ruošinius su paaiškinimais, kaip naudotis. Galit paspausti failus, atsisiųsti tos ruošinius ir kitus komponentus. Tai kviečiu užeiti, pasižiūrėti, gal rasit kokį vieną kitą tipsą naudingą, galit palaikinti arba parašyti komentarą, kad daugiau tokios turinio ar informacijos atsirastų. Taip, tai Teamsus išnagrinėjom, klausimai iš Teamsų. Kas nors darbe gal Teamsus? Taip. Į Moodle mums nebereikės tada darbų kelti, tik tai Teamsus? Taip, Teamsus kelsim darbus, taip. Kas nors darbe gal naudoja Teamsus? Taip. O tai gal bus paprasčiau, lengviau. Dar kas nors gal? Audrius kažką sako, bet užsimūtinis. Minimaliai tenka, bet tiek. Okei. Tai kažkas jau šiek tiek susipažinęs. Tai pažiūrėsim, kaip iš edukacinės pusės jos galėsim pritaikyti. Taip, tai Teamsus apžiūrėjom. Tai galit prisijungti Facebook'e prie mano BIM būrelio. Tai čia, kaip matot, yra apie 300 jau žmonių. Tai praktiškai didžioji dauguma mano buvę studentai. Tai jeigu reikia kokio tipso patarimo ar pagalbos, galite pabandyti padiskutuoti šioje skiltyje. Toliau turiu tokį puslapį Pinterest'e, kuriame stengiuosi karts nuo karto įdėti naujausias knygas susijusias su skaitmeninė statyba ir statybos tematika. Tai čia galite rasti įvairių knygų viršelių ir galite matyti, kiek įvairios įdomios literatūros yra internete būtent šią tematiką. Tai jeigu planuotumėt būti BIM-o koordinatoriais, vadovais ir taip toliau, tai kai kurias knygas rekomenduočiau tada paskaityti. Taip, planerėje mes atsidarom irgi mūsų projektų skiltį, susitvarkot savo paskyrą, atidarom projektą. Pirmajam projekto puslapyje mes turim bendrą informaciją apie projektą. Matome, kurioje vietoje bus vykdomos projekto statybos. Turim realią geodezinę informaciją iš šios sklypo ir mes ją bandysim pritaikyti mūsų projektui. Turime greitasias nuorodas, tai iš planerio jūs tiesiogiai galit pereiti prie įvairių darbo įrankių. Tai planeris, Teamsai, Trimble, Clockify, mano Vilnius Tech, Autodeskas, Formitas, Revitas, Civilas, YouTube'as ir taip toliau. Tada bandau čia susimuliuoti realaus projekto tokį kaip pavyzdį. Tai realiam projekte mes turėtumėm turėti daugybę komandų. Tai šiuo atveju, tarkim, užsakovas arba BIM-o menedžeris, BIM-o vadovas, kuris prižiūri valdo projektą ir toliau visos kitos projekto komandos pagal raidinį žymėjimą. Čia, man rodos, britiško standarto
Ir jo, britiško standarto priedas rekomenduoja tokį naudoti skirstimą pagal disciplinas. Ir čia turime suskirstytą, tai dabar visus priskyriau prie disciplinos Structure Engineering ir matau, vat, kai kurie dar pending nepatvirtino, tai tada irgi pažiūrėkit, jeigu pasibaigęs galiot kvietimas, duokit žinot, pabandysiu pakartot išsiuntimą. Kitos komandos šiuo atveju tuščios, bet tiesiog bendram vaizdui susidaryti pabandžiau parodyti, kiek realiam projekte turėtų dalyvauti dalyvių. Toliau kitas skiltis dokumentai. Tai pradžioj rekomenduoju how to, peržiūrėti visus čia pateiktus mokomosius video ir trumpai aiškiai smagus šios platformos kūrėjai jums papasakos, kaip ši platforma veikia, kaip ją naudot. Tai su jais pavyko susitart, kad universiteto bendruomeniai ši platforma nemokamai būtų galima naudot. Tai būtent ir kviečiu pasižiūrėti, kokios naudos, kokios funkcijos šioje platformoje veikia. Toliau kitos skiltis yra irgi simuliaciniais pagrindais sukurtos. Tai turim OIR, PIR, EIR ir daugelį kitų dalių. Tai šios skiltis labiau bendram tokiam supratimui, iš ko susideda BIM-o valdymo projektai, dokumentai, kokios pagrindinės skiltis. Tai rekomenduoju tiesiog peržiūrėti, paklausyti, paskaityti. Tarkim, atsidarau OIR skiltį. Išsiskleidžiu, kad rodytų pilną dokumentą. Dirbu braižau ar kažkokią kitą veiklą užsiiminėju. Edge naršyklėje paspaudžiu skaitimo režimą, pasirenku, koks balsas mane domintų, pasirenku natūralų kalbėjimo režimą ir pasirenku, pavyzdžiui, kad Erikas man papasakos, kas tas OIRas ir pasirenku nuo kurios vietos, paspaudžiu start. Ir tiesiog galiu kaip podcastą perklausyti visą skyrių ir taip toliau, užsiimdamas gal, tarkim, kažkokią kitą veiklą. Taip pat ir lietuviškai yra veikiantis skaityklės režimas, galima pasirinkti natūralų lietuvišką balsą ir pasileisti, kad jum perskaityt, pavyzdžiui, Ona ar Leonas lietuviškai tam tikrą tekstą. Kartais visai patogus įrankis. Pagrindinė informacija mūsų kurso bus talpinama BEP-e, tai BIM Execution Plan arba BIM įgyvendinimo plano aprašyme. Ir čia turime detaliai visą projektą sudėliotą į pagrindinius skyrius, tai projekto informacija, įvadas, procesai, BIM-o taikymas, technologijos, standartai, pateiktis ir atgalinis ryšys, tarkim. Tai kiekvienas skyrius turi poskyrius ir juose pateikiama atitinkama informacija. Kadangi dvikalbis mano visas projektas, tai raudonai lietuviškai parašau, juodai angliškai. Ir čia įterpiu įvairių laukelių, taip pat yra ištraukos iš mano Vilnius Tech su šiek tiek praplėsta informacija, iš ko susideda egzamino klausimas ir galite rasti daug įvairios informacijos. Tai rekomenduoju pradžioj tiesiog pamaigyti mygtukus ir ilgainiui pasiskaitinėti, kas pateikta būtent šiuose skiltyse. Tada skaupas, prie skaupo įsijungiam, kad rodytų klasifikatorių. Klasifikatoriui panaudojau šiek tiek modifikuotą klasifikatorių, kuris taikomas realiuose projektuose ir suklasifikavau paruošiamieji darbai. Laboratorinis darbas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir susipažinimui yra 10
skyrius, kurio mes nedarysim, bet tiesiog, kad suprasti, iš ko susideda projekte būtent švoko dalis, kiek yra įvairių mechaninių dalykų ir kitų komponentų. Taip, tai šitą dalį galima išskleisti, galima įvairiais variantais išskleisti. Ir taip pat viršui matome yra kiekviena savaitė suskirstyta, tai pas mus dabar yra antroji savaitė ir kiekvieną savaitę jūs galite matyti, kurį laukelį reikia užpildyti ir paspaudžiat ant atitinkamo laukelio ir matot, kas kokį darbą turėtumėt atlikti. Tai kadangi visi darysim bendrą projektą, tai šis įrankis priemonė nelabai pritaikytas 10 skirtingų projektų daryti per vieną platformą. Dažniausiai realybėj kiekvienam projektui kuriama panaši platforma ir projektas valdomas per šią platformą, bet mūsų atveju bandysim tiesiog tokią simuliaciją atlikti. Tai prie ko vedu? Prie to, kad paspaudus ant pagrindinės skilties turime daug mažų paveiksliukų, kurie aprašo konkrečiai smulkiau darbus, ką reikia pasidaryti. Tai paspaudžiu, pavyzdžiui, čia ir yra apklausa. Dabar yra checklistas, tai jeigu aš checklistę paspausiu, kad atlikau šitą veiksmą, tai visai grupiai, visiems žmonėms bus šis checkpointas pažymėtas. Todėl galim grįžti atgal į Teamsus, į užduotis ir čia simuliacijos tikslais atlikti šį veiksmą, pavyzdžiui, taip, užpildyti apklausą. Ir tada sukuriu savo užduotį. Tai pabandykit kiekvienas susikurti savo užduotį ir užsidėkit terminą, užsidedam, tarkim, Edgaras savo užduotį ir sukurkit kiekvienas savo užduotį, kad reikia užpildyti apklausą. Taip, tai kol pasakosiu toliau, tai galit į tą pasižiūrėti ir čia mes turime irgi apklausos pateiktą nuorodą. Analogiškai ta pati informacija, jeigu atsidarysim užduotį, yra paruošiamieji darbai, irgi yra užpildyti apklausą, apklausos nuorodą. Ir pabandykim paspausti šią nuorodą ir atsidarys apklausos formą ir kiekvienas tada prisijungiat prie savo paskyros, viršui pasirenkat kalbą lietuvių ir trumpą klausimyną užpildot, kad galėčiau susidaryti bendrą vaizdą, kaip jum sekasi ir ko tikitės iš šio kurso. Kas užpildė, valio, kas dar nepildė, tai prašau tada pabandykit tą padaryti dabar. Taip. Tai kaip matot, informacijos pateikimas kai kur dubliuojasi. Tai šiuo atveju sunku išvengti to dubliavimosi. Bet pagrindinis, kaip minėjau, darbų įrankis turėtų būti būtent Planner platforma, kurioje galit matyti ir trumpą paaiškinimą, ką daryti, ir žingsnis po žingsnio atliekat tuos reikiamus veiksmus. Toliau trumpas įvadas į kursą, tai jau trumpą įvadą turėjom. Tai kaip minėjau, apžvelgiam ir pasiskaitom pagrindinius dalykus, kurie aprašyti, pasižiūrim video ir atliekam paruošiamuosius darbus. Toliau darbų eigos pristatymas, tai trumpam vaizdo įraše šiek tiek pasakojau, dabar irgi šiek tiek pakomentavau, tai kartais tas pakartojimas gerai padeda užfiksuoti informaciją. Toliau darbo įrankiai, tai reiktų susikonfigūruoti ir susidiegti visus pagrindinius darbo įrankius, nes būtent su jais mes dirbsim, tai daugelis studentų irgi pamiršta tą padaryti ir paskui iškyla
ateina egzaminas ar koks nors kontrolinio atsiskaitimas ir nebūna kompiuterį įdiegta kokio nors PDF printerio ir negali studentas ten, tarkim, atspausdinti PDF dokumento ar dar kokio dalyko atlikti ir tada sugaištamas laikas, nespėja pateikti užduoties ir gauna neigiamą įvertinimą. Tai siekiant išvengti šių problemų, rekomenduoju viską tvarkingai susikonfigūruoti, pasidaryti. Pirmasis darbo įrankis, su kuriuo mes dirbsim, bus įrankis Formitas. Tai reiktų pasižiūrėti intro video, kuriame papasakoju, kaip tas įrankis veikia ir kokios pagrindinės priemonės. Ir čia stengiuosi video suskirstyti į skyrius, tai reiškia, jeigu video jau kažkuri dalis neaktuali, tai galite iš karto peršokti į atitinkamą skyrių. Yra pateikiamos ir aktyvios nuorodos, tai galite, pavyzdžiui, norit išmokti plačiau apie Formitą, paspaudžiat Formito nuorodą ir tokiu būdu YouTube'as jums pateikia, tarkim, dalis mano video, dalis gali būti rasta kitų kūrėjų, kurie irgi naudoja tą patį raktinį žodį. Turim, tarkim, kitą asmenį, kuris irgi naudoja tą patį raktinį žodį. Ir tokiu būdu raktinius žodžius, nežinau, užsiprenumeruoti nelabai gal galima, bet tokiu būdu galit papulti reikiamą turinį. Tai pasistengiau pridėti daugiau tų raktinių žodžių, tai pagal juos galit lengviau rasti reikiamą informaciją ir nukeliauti reikiamą skiltį. Toliau, jeigu grįžtant į tiesiog bendrai kanalą mano, tai irgi rekomenduoju naudotis vaizdo įrašai. Paieškos laukelėje, pavyzdžiui, įrašau, kad noriu modeliuoti sieną, tarkim, wall. Ir sistema pateikia jums trumpus video įrašus, kuriuose parodoma, kaip modeliuoti sieną, kaip aprašyti sienos parametrus. Ir, kaip minėjau, stengiuosi suskirstyti kiekvieną įrankį, aprašyti ir papasakoti, naudodamas trumpą video įrašą. Dar nepavyko visų įrankių, kiekvienam įrankiui sukurti trumpo video, bet jau visai neblogai ir visai nemažai video yra sukurta. Tai tokiu būdu galit kaip checklistą pasidaryti. Pažiūrėjau, pabandžiau, aišku, keliauju toliau ir taip toliau. Aišku, galima pabandyti summary pasidaryti su ChatGPT, bet ne visur gal transkripcija labai gerai. Tai dar yra kur tobulėti man šioje skiltyje. Tai toliau paskyros sukūrimas. Tai, kaip minėjau, susitvarkom paskyras. Informacijos paieška. Tai informacijos paieškai YouTube jau užsiminiau. Galim būrelį užsiminiau. Biblioteka. Project Links. OneNote. Taip. Facebookas done. Tai bibliotekoje turbūt svarbiausia būtų virtualioji bibliotekoje, keliauti virtualią biblioteką. Virtualioji bibliotekoje pasirinkti galite bendrą paiešką ir, pavyzdžiui, pasižiūrėti, yra labai daug naujos ir naudingos literatūros mūsų pagrindinio įrankio tematika. Stengiuosi visada užsakyti naujausias knygas, tai turime užpraeitų metų knygą apie 23 metų Revito įrankius ir kaip naudotis. Aišku, daugelis knygų yra popierinis variantas, tai tik bibliotekoje pasiekiamas, bet kai kurios yra ir virtualios, tai galite irgi atsidaryti, atsisiųsti į kompiuterį ir pasinaudoti. Tai tikrai iš literatūros pusės mūsų bibliotekoje yra daug geros literatūros BIMO ir BIMO tematika ir kviečiu tikrai užmest akį pasižiūrėti ir gal kažką pritaikyti.
Mūsų reikmėm pagrindiniai įrankiai bus reikalingi standartai. Tai pasirenkam iš katalogo Lietuvos standartai. Taip, ir pasirenku, tarkim, vieną iš pagrindinių standartų, kuris vadinasi statinio projekto bendrieji įforminimo reikalavimai. Ir čia yra nuorodos, paspaudžiu nuorodą, pasirenku universitetą ir visus standartizacijos departamento standartus jūs galite pasiekti. Įprastai žmonėms standartai yra mokami ir aišku reikia perskaityti, kad tik tai nedidelė dalis gali būti panaudojama kažkur kaip citatos ir kad tai yra saugomi duomenys ir jų platinti viešai negalima. Tai rekomenduoju tai atkreipdėmės. Ir čia galite pilną tekstį dokumentą prieiti ir yra visos nuorodos į tarptautinius standartus. Tai visi šie standartai yra mūsų knyga. Tai nėra specialios knygos, BEPA galim vadinti tokią interaktyvę knygą ir bet kuriuo atveju mums reikia žinoti, kaip informaciją surasti šioje gausoje standartų. Tai tarkim, šis standartas yra padarytas remiantis šiais standartais. Norint žinoti ar suprasti detaliau, kiekvieną standartą reikia atsidaryti ir pasižiūrėti ten pateiktą informaciją. Tai mano kurse, kadangi mano kursas labiau orientuotas į inžinerinę grafiką, tai aš labiau kabinėjusi prie techninių dalykų, standartų, reikalavimų, BIM modeliavimo kokybės ir taip toliau. Mažiau dėmesį kreipiu į tą bendrąją gal konstrukcinę logiką prasme, tai yra tam skirti kiti kursai, kur jau tą skaičiavimus atliksit ir kitus dalykus. Aš orientuojuosi išmokinti modeliuoti, braižyti, tvarkingai dokumentus, formuoti metaduomenis ir taip toliau. Tai tokiu būdu galite prieiti prie pagrindinių literatūros šaltinių. Taip, užrašus aptarėm. Taip, toliau rekomenduoju naudotis ir mokintis naudotis pagrindinio mūsų programinės įrangos tiekėjo pagalbinę priemonę. Tai čia turime mokymosi visą platformą ir jeigu, tarkim, mano kursas bus kai kam nelabai priimtinas ar per mažai informacijos pavyks įsisavinti, visada kviečiu kaip alternatyvą pasibaigti ir oficialius atvirus Autodesko kursus. Ir čia galite pasirinkti norimą kursą pagal norimą dalyką. Ir tarkim, browse tutorials, browse courses and modules. Tarkim, pasirinkim, kad noriu išmokti kokią nors, taip, Revitas, Civilas, koks kitas įrankis. Ir čia galime surasti visą mokymosi platformą. Minusas, kaip minėjau, kad turbūt angliškai, bet pasitelkus vertimo įrankius galime labai lengvai, paprastai baigti ir šiuos kursus. Ir pabaigus kursus rekomenduočiau susiorganizuoti, išsilaikyti sertifikatą. Tai turėti tarptautinį sertifikatą, kad esat sertifikuotas specialistas, baigęs, turintis žinių, kaip dirba programinė įranga, panašiai kaip programuotojai irgi kiekvienam praktiškai darbo įrankiai turi išsilaikyti sertifikatus. Galima čia turbūt net specialius mokymus pasižiūrėti. Taip, tai tarkim Revitas, architektūrinis dizainas ir Autodesk Certification Professionals ir galima pasižiūrėti detalės sertifikavimo. Ir net yra specialus kursas, kurį galim pasibaigti.
Sertifikatai, aišku, kainuoja, todėl geriausia, kad tą apmokėtų darbdavys ar kitų būdų kažkaip susiorganizuoti, bet mokymus galima baigti ir be, tarkim, to popieriaus, View Exam Objectives. Taip, tai dabar biški struktūra pasikeitė, noriu tiesiog parodyti kokį nors kursą, kuris grinai skirtas tam. Taip, egzaminas 2 valandos. O kur patys kursai? Gerai, per savo dashboardą gal pabandysiu parodyti. Collectionas. Taip. Pakeitė viską jie čia, taip. Nu gerai, tarkim, čia vat turim konkretų laiką įrašytą. Kurso ilgis 1,5 valandos. Galit susikurti savo sąrašą, susikurti savo listą kursų, kurie jūs domina ir tiesiog get started paspaudžiat, žiūrit video, atliekat tam tikrus praktinius veiksmus ir žingsnis po žingsnio galit pabaigti anglišką kursą. Tai visada studentam rekomenduoju turėti keletą šaltinių, iš kurių galit mokytis ir plačiau apžiūrėti visą tą dalį. Aišku, Autodeskas, kadangi amerikiečių kompanija, tai jie labiau į amerikietiškus standartus ir į amerikietišką turinį orientuoti. Tai mano kurse aš labiau žiūriu į europietiškus tarptautinius standartus ir šiek tiek paliečiu ir lietuviškus standartus. Tai vat, kai kurių žinių šiuose kursuose negausit. Taip, kas dar, ką čia verta paminėti? Taip, tai pagrindinio darbo įrankio diegimas. Tai, kaip minėjau, pirmas darbo įrankis bus vadinamas Formitas. Tai dabar pagrindinio Revito ir Civilo pakviečiau turbūt į laboratorijos tipo, kaip nežinau. Nu, turėjo turbūt gauti irgi pakvietimą naudoti ir įsidiegti programinę įrangą. Civil 3D ir Revit. Išsiunčiau pakvietimus. Tai čia labiau tą dariau kaip per klasės režimą. Toliau yra individualiai, jūs kaip studentai galit naudotis 47 Autodesko produktais nemokamai. Tai tiesiog susikuriat savo paskyrą, patvirtinat, ten nusiunčiat, tarkim, kažkokį patvirtinimo dokumentą, kad studentas esat. Ir pilnai praktiškai visus Autodesko produktus galite išbandyti, įsidiegti ir taip toliau. Tai, kaip minėjau, mums bus aktualus Revitas, tada aktualus Civil 3D. Tai Civil 3D yra papildytas AutoCAD'as. Tai specialiai noriu, kad Civilą pabandytumėm, nes AutoCAD'ą jau bandėt praeitą semestrą. Ir pradėsim su Formit Pro arba Formit įrankiu. Tai, kaip minėjau, pasižiūrėsim video ir koncepcijos projektą pradėsim su Formitu. Ir keletas tipsų, kaip instaliuoti tas programas, kur čia dabar pamečiau tuos Autodeskus. Taip, spaudžiam Get Started. Prisijungiam tada prie savo paskyros. Spaudžiam Get Started ir pasirenkam taip. Revitas kaip AutoCAD'as turi tam tikrą pagrindinį skirtumą. Su senesne versija negalim dirbti su naujais failais. Tai mūsų užsiėmimuose mes naudosim naujausią, ruošiniai paruošti su naujausia versija, tai jokia senesnė versija neveiks. Tai reiškia, jeigu seną turit, galit mest lauk.
diegiam naują. AutoCAD'as atvirkščiai, su AutoCAD'u galite ir seną ir naują atidaryti. Pasirenkam, kuri kalba priimtina, pagrinde per užsiėmimus angliškai naudosim, ir galimi keli variantai arba atsisiųst diegimo failus arba instaliuoti iš karto. Dažniausiai instaliuojant iš karto, kiek pastebėjau, ne visada gal visi papildomi priedai susiinstaliuoja, tai po to reikia papildomai bibliotekas dar instaliuoti, naudojant papildomus šaltinius. Tai informaciją galėsit rasti, kaip susidiegti bibliotekos komponentus. OneNote yra keletas nuorodų ir tipsų. Tai pradžioj galite susidiegti, o po to dar galėsim pasižiūrėti, ar pavyko. Tai čia, man rodos, gal kokioj po mėnesio gal prie Revito prieisim. Tai pradžioje apšilsim kojas su Formitu ir paskui jau kipsim į patį Revitą. Taip, Formitas rekomenduoju irgi instaliuotis darbastalio programą, veiks stabiliau, patogiau, bet Formitas, kol vyks diegimo procesas, galima jį pasileisti ir planšetėje. Jeigu turit planšetę, galit planšetėje modeliuoti. Jeigu planšetės neturit, galit pasileisti naršykliai. Tai galima atsisiųsti arba naršykliai. Tai Formitą specialiai irgi naudosim tam, kad iliustruoti maždaug koncepcijos kūrimo stadiją projekto, kaip architektai maždaug simuliuoja pastatą, pasidaro kažkokią idėją, o paskui tą idėją perkelsim iš vienos programos į kitą ir tęsim darbą su tuo pačiu projektu jau Revit aplinkoje. Taip. Tai čia suskirščiau maždaug į tipsus, tai kaip minėjau, prie Revito prieisim, instaliavimą galit jau pradėti, kad jau kitais užsiėmimais arba per Teamsus galėtumėm aptart, kas gaunas, nesigauna, pasidalinti patarimais, gal trumpais kokiais video. Dabar bendroji failo aplinka, tai į Teamsus kelsim užduotis, kurias vertinsiu, tai reiškia prisigat užduotį vertinimui. Dabar naudosim ir bendrąją duomenų talpyklą, irgi simuliuosim, kaip tai daroma realiuose projektuose, naudosim kito programinės įrangos tiekėjo Trimble Connect platformą. Ir šioje platformoje mes turime tokius išskirtinius privalumus, kad ši platforma leidžia peržiūrėti 3D modelius, kurie paruošti, tarkim, IFC formatu ar AutoCAD formatu, tiesiai pačioje platformai. Ir štai yra mūsų projektas, kurį turėsit padaryti. Mūsų projekto atveju mes darysim supaprastintą projektą, tai automobilių saugyklos nereiks daryti, tik tai rampą reiks pasidaryti. Ir mūsų tikslas būtent šitas paprastas 5-6 sienų namukas su 3 patalpom. Tai kodėl mes tokį paprastą darysim ir kodėl visi bendrai? Todėl, kad darydami paprastą mes susipažinsim su pagrindiniais darbo įrankiais, pagrindiniais principais, braižybos, modeliavimo ir taip toliau, ir galėsim komandiškai pasidalinti savo įgūdžiais, patarimais, problemo sprendimo būdais. Ir perpratus darbo principus galėsit paskui scalinti, didinti ir daryti daugiabučius, pramoninius pastatus ir taip toliau. Tai mano projekto tikslas yra paliesti ir pačiupinėti praktiškai pagrindinės konstrukcijas, pagrindinius komponentus ir paliesti pagrindinius darbo įrankius, kurie yra Revit programoje, ir pažiūrėti, kaip galima atlikti, tarkim, tokį projektą. Dabar kaip galutinis projektas atrodys, tai turime pateiktą pavyzdį. Pavyzdys šiek tiek su daugiau informacijos, tam, kad maždaug įsivaizduot, kaip atrodys bendras arba kaip turėtų atrodyti tvarkingai iki galo padarytas projektas. Įdomu, modeliai galite nusiskanuoti QR kodą, papulsite į virtualios realybės aplinką ir galėsit tiek telefone ar kompiuteryje
atsidarę tą nuorodą po virtualų pavaikščiot projektą. Taip, ir čia turime, kaip minėjau, dvikalbį projektą paruoštą ir su kai kur matysit draft version, tai reiškia dar kai kurios dalis projektų yra rengimo stadijoje, nes noriu padaryti studentam vieną projektą, kuriame būtų visos galimos projekto dalis ir kad studentai turėtų gražų, tvarkingą ruošinį pavyzdį, kaip turėtų atrodyti projektas ir kokios programinės įrangos galimybės, tarkim, padaryti arba įgyvendinti vienu ar kitokiu būdu tą projektą. Ir čia turite įvairius brėžinius, prie kiekvieno brėžinio rasite įvairius tipsus, patarimus, pavyzdžiui, sklypo aprašas, kas turėtų būti pateiktas sklypo apraše, toliau instrukcijos, maždaug kaip kokia informacija pateikiama, tarkim, nukeliaujam į kokį nors planą, tai yra pateikiamos instrukcijos, kaip tą planą susikurti su CAD ar Revito programa, keletas patarimų, tai turim ir lietuviškai ir angliškai, tarkim, yra instrukcijos, nuo ko pradėti, kaip pasidaryti brėžinį, kam skirtas tas brėžinys, paaiškinimai, tai tokių edukacinių dalykų pridėta. Aišku, galutiniam variante tuos edukacinius dalykus galėsim išsimest lauk ir palikti tik tai tą informaciją, kuri reikalinga tiesiog projektui. Ir eigoje šiek tiek plačiau paaiškinsiu, parodysiu ir kai kuriuos brėžinius darysim, kai kurių nedarysim. Kaip minėjau, čia noriu, kad studentai matytų, kokio iš tikro sudėtingumo, kokio dydžio dažniausiai yra paprasti projektai. Ir šiuo atveju mes turime, kaip matote, 4 išorinės sienas, viduje dar 3 sienas, tai 7 sienų namuką tokį paprastą, bet kad jį apiformint, turim 124 lapus įvairių brėžinių. Taip, tai čia bus pavyzdys, kuriuo remiantis turėsit analogišką projektą ir jūs patys padaryti. Taip, toliau kiekvieną savaitę pagrindinė užduotis jums. Tai reiškia, kiekvieną savaitę turėsite įkelti savo progresą, kad matytųsi reguliarus darbas ir pasidalinti bendrais tais failais su visa komanda. Kadangi dirbam prie bendro projekto, kiekvienas dirbat individualiai, bet dalinatės bendrai. Jeigu reikia kažką galit pasidalinti kokią nors pagalbinę priemonę, bet pagrindiniai failai turi būti daromi individualiai. Negalima imti kolegos failo ir pakeitus pavadinimą atiduoti, atsiskaityti. Tai bus griežtai žiūrima, jeigu tai padarysit, rašau nesąžiningumo raidę ir galite iškristi iš universiteto ir taip toliau. Tai mano tikslas, kad komandiškai, darydami vieną projektą, galėtumėm tvarkingai išmokti ir kad projektas būtų nesudėtingas ir visiems įkandamas. Tai sukčiavimas nebus priimtinas ir kiekvieną savaitę reguliariai reiks talpinti informaciją, talpinti 3D modelį, talpinti 2D brėžinius ir po truputį failai vis auks, keisis jų versijos ir galutiniam variante turėsim gražiai atliktą projektą ir pabaigtas projektas tada iš work in progress dalies keliauja į paskelbtą dalį, tai reiškia tinkama jau statybai, o bendrinimo daly irgi galima dalintis įkelt kažkokią pagalbinę medžiagą. Ir projektui pasibaigus info bus sukelta į, tarkim, archyvą. Taip, tai pačiam planeryje irgi turim skiltį, kurioje yra parodyta informacijos modelio pateikimas. Tai kiekvieną savaitę nuo kitos savaitės prasidės informacijos pateikimas ir matome, yra failų tipas, tai reiškia, kokio failo tipą reikia įkelt į atitinkamą, į Trimble Connect ir koks paketas turi būti keltas. Tai šiuo atveju
informacijos modelio pateikimas ir įkeliam tokius failus. Paskui IFC Revito failai prasidės, tada, kai vyksta atsiskaitimas jau konkretaus laboratorinio darbo, įkeliam PDF-ą, paveiksliukus, DVG ir gausybę kitų formatų. Ir tokiu būdu, kiekvieną savaitę matot, kada kokį formatą, kokią informaciją turit pateikti. Ir jeigu reguliariai tvarkingai viską darysit, be problemų pavyks viską ir pasibaigti. Tai paliko dar porą minučių. Toliau turim papildomą skiltį Verify, tai čia galime turėti tokį patį kanbano lentą, kaip ir turime planeryje. Tik šiuo atveju aš jau matau šitas užduočių korteles ir jas tiesiog perkeliu, pavyzdžiui, completed ar pradėta atlikti užduotis. Ir bandysiu tiesiog simuliuoti tą procesą ir kiekvieną savaitę įkelt, ką reiktų jau, kas turėjo būti pradėta daryti, kas pabaigta turėtų būti savaitę ir taip toliau. Aišku, reikalauja šiek tiek kantrybės ir pasišventimo tvarkingai viską kilnot. Kai didelė komanda, tai dažniausiai tą procesą komanda daro, bet šiuo atveju tą bandysiu simuliuoti už jūs, o jūsų tikslas bus tiesiog daryti tą konkretų projektą, tą darbą. Ir aišku, šioje aplinkoje galime matyti visą konstrukcinį modelį. Kol kas edukacinių modelių čia neleidžia įkelt, galima tik tai pasižiūrėti simuliaciją ir modelį galime išskaidyti grupės ir turėti, kiek Lego kaladėlių reikia, kad galėtumėm pastatyti tokį projektą. Turim visas kolonas, visas sienas ir galime tada formuoti užsakymą ir turim bendrą vaizdą ir čiukšt, kaip susirenka bendras projektas. Tai turime 3 projektus: architektūrinis, konstrukcinis, tai mūsų tikslas bus simuliacija architektūrinio ir konstrukcinio projekto. Inžinerinių sistemų dalies nedarysim, bet įdomumo dėliai galit pasinagrinėti būtent šitą pastatą, pasižiūrėti, kaip atrodo 3D projektas, trimatis ir pasibandyti įvairius čia pateiktus įrankius. Ir tada dar tas papildomas darbelis, kur prisiminkim, ką pamiršom, tai tenai reiktų parodyti, ką prisimenat iš praeitų užsiėmimų, kuriuose mokinotės turbūt AutoCAD. Taip, kur šitos užduotis atgal. Prisiminkim, ką pamiršom. Tai iki 25, iki savaitės turbūt galo. Turime paprastą AutoCAD-inį ruošinį DVT formatu. Tai ruošinį naudojam sukurti naujam projektui, DVG formatui ir pabandom parodyti. Tai čia pažymys nebus rašomas, labiau toks supratimas, ką prisimenat, ką mokat, ką žinot, gal baziniai dalykai visi aiškus ir galėsim iškart kaip prie modeliavimo. Gal reiks kelias paskaitas skirti prisiminti bazinius dalykus, kaip ten matmenys dedami ar dar kažkokie dalykai. Tai šita dalis man svarbi, kad matyčiau maždaug bendrą situaciją. Gal kas jau labai puikiai valdot DVG formatus ir taip toliau ir bus šiek tiek lengviau, paprasčiau dirbti.